Sveiki visi sugrįžę 2026-aisiais. Jetau kaip oficialu. Ok. Sausis baigėsi. Šiandien yra sausio 31 mėnesio, kuris visada būna toks ilgas, nuobodus, neįkvepiantis ir visoks kitoks. Juokauju. Ne visada tas sausis toks būna, bet mano didžiai nuostabai paėmiau ir susiruošiau šiandien visgi nufilmuoti, kągi veikiau per tą sausį. Nedaug ką pavyks parodyti, nors siuvinėjau daug. Nes man atrodo, kad aš sausį realiai supykau ant savęs tiek, kad aš ėmiau ir siuvinėjau tiesiog vieną darbą, savo didįjį darbą. Luka S, kurį jau esat matę daugybę kartų. Ir pradėjau vieną darbą, kurį šiaip ir planavau pradėti. Tai labai džiaugiuosi, kad taip ir padariau. Nes jau galvojau, kad tai nevyks, nes atsitiko taip, kaip atsitiko. Viskas labai nelaiku, vėlavo. Tai jo, iš principo pakalbėsim tik tai apie 2 darbus, kuriuos aš judinau iš tikro sausio mėnesį. Tada ištraukiau keletą, labai nedaug, gal kokie 4 mano pilnai pabaigti sampleriai. Šiek tiek apie samplerius galima bus pakalbėti. Porą mažučių ir porą didesnių. Ir žiūrėsim, kaip bus toliau, nes sausis, kaip ir minėjau, pas mane gavosi toksai šopingo mėnuo, nes aš pagaliau susiruošiau rinkti tam tikrus šilkus, kurių aš norėjau savo sampleriam irgi, nors aš nesu labai didelis samplerių siuvinėjimo žmogus, bet pagalvojau, kad skonis keičiasi, laikai keičiasi, kartais pradeda norėtis kažko naujo, bet apie tai vėliau. Tai iš tikrųjų, kągi aš veikiau sausį. Tai sausio pirmoji pusėje aš pradėjau savo Lavender and Lace Angel of Winter. Ką jau tikrai matėte, aš tikrai dėjau ne kartą storiuose. Man atrodo, ir postas, gal 1 ar 2 jau yra, kurį labai seniai norėjau pradėti, gal reikėtų pradžiai sakyti. Tai va, dar nenusėmiau baltą siūlelę, nes jau kaip matot, baigiu vieną ritinuką, kurio balto siūlo, kurio čia reiks daugiausia, kaip ir matosi nuotrauką, tikrai įdėsiu, kaip atrodo galutinis darbas. Ir štai čia yra mano pradžia. Ant Pearl Grey Evo 32 kaunto. Gabalas didelis, aš čia bandžiau sulankstyti, kad nereiktų čia maskatuoti jo viso. Tai va, tai čia yra padaryta realiai, mano tikslas buvo daryti, gerai, pabandysiu dar pakelti šiek tiek aukščiau, daryti po 100 kryželių už kiekvieną dieną, kadangi aš dabar negaliu siuvinėti nieko kito labai intensyviai, nes labai stengiuosi pabaigti savo didįjį darbą. Aišku, apie pabaigą ten dar toli irgi kalbėti, bet štai vat, bus toksai, nebesusilanksta, ir tiek tos. Tai va, toks žiauriai didelis gabalas, nes aš nekirpinėjau, kadangi darbas irgi yra nestandartinis, jis yra gana didelis. Galima taip gal prizūmint. Tai labai dabar įsijaučiu į tą baltą spalvą. Ir stengiuosi laikyti tą tempą. Tikrai turiu dabar lygiai 3100 kryželių, nes ir yra 31 diena. Ar man pavyks kitus mėnesius taip išlaikyti, nežinau. Labai tikiuosi, nes jis labai lengvai siuvinėjasi, nes kaip matote yra labai daug tokių monotoniškų vietų. Ir viskas juda greitai, tai čia 100 kryželių padaryti gana lengva. Tikrai ne visada būna taip, kad kiekvieną dieną atsisėdu, imu ir padarau po tą 100. Ne, kartais būna taip, kad padarau iš karto už 3-4 dienas, nes tiesiog prisėdu kažkokią vieną dieną ir daugiau pasiuvinėjau. Nes kažkaip, nežinau, ne visada pavyksta, vis tiek dirbi kasdieną, nuovargis jaučiasi, tikrai ne kiekvieną dieną norisi. Tai va, tai čia buvo mano labai senas sumanymas, labai gailiuosi, kad anksčiau nepradėjau šito darbo. Ir
dabar jau vat, jis yra eigoje ir aš nepaprastai tuo esu patenkinta. Oi, taip, negražiai padėjau, ogi dar angliškai reiks viską nufilmuoti. Tai va, tai čia buvo mano vienintelis sausio mėnesio pradėtas darbas. O kitas, kaip ir matote, nieko naujo. Mano senas, geras The Greatness of Nature. Nemeluosiu, aš sausio pradžioj tiek ant savęs supykau, kad taip lėtai vyksta šito darbo procesas. Aišku, jis negali vykti greitai, nes vis tiek darbas, kaip matot, yra pilno fono. Tikrai nepaprastai didelis. Kaip matot, 67-44 ir visgi 64 spalvos ir langelis į langelį ir ta motyvacija ne visada laikosi taip jau gerai, tai žodžiu. Bet aš savo pasakiau, kad viskas, nebedarau rotacijų, bent jau šitą mėnesį, nežinau kaip darysiu vasarį, bet sausį tiesiog savo pažadėjau tvarkingai kiekvieną dieną, plius minus kiekvieną dieną, aišku, jeigu ten labai jau nėra kaip, nėra ūpo, nuotaikos, sveikatos, tik aišku, nereikia savęs kankinti, bet buvau pažadėjus, kad aš suvinėsiu nuolat, kad jis pasislinktų ir pajudėtų. Ir aš esu netoli 70%, bet kadangi nepavyko man pasiekti, tai nepadaryta dar nuotrauka ir vat aš dabar esu šitam kampe, aišku, viskas susilavinę dabar. Ir bandau visiškai pilnai užbaigti, va čia tai yra punktyrinė linija, tai čia yra grinai kampas šito darbo ir aš bandau užbaigti šitą mišką ir šitos kalnus, kad šitas etapas būtų baigtas. Tai vat miškas tai tikrai atrodo labai dieviškai, dangus ne, bet aš pastebėjau, kad pas visus žmonės, kur net jeigu išsilygina, va šita dalis taip ir atrodo tokia chaotiška ir tarsi nelyginta. Nežinau kodėl. Šiaip čia dar yra nemažai, nes kaip ir minėjau, tas langelis į langelį išsiuvinėti, tai va čia maždaug ir yra irgi pusė. Nu tai galite įsivaizduoti, va dabar va šitą visą kampą yra mano tikslas išsiuvinėti. Faktas, kad turėčiau pasiekti ir savo tą pirmąjį išsvajotą į didįjį tikslą 75% ir įšokti į patį paskutinį ketvirtį šito darbo, kas yra mano belenkokia svajonė. Bet suprantu, kad kol nepasieksiu kokiu 80, tai jaučiu to malonumo ir džiaugsmo ir nepajusiu, nes kažkaip, žinai, ir nejaučiu. Tai va. Tai siuvinėta buvo daug. Vat sausį, pasižymėjau grinai sausį, tai vat praktiškai kiekvieną dieną ir siuvinėjau. Tai realiai, kaip matot, yra 10 860 kryželių. Nu tai yra wow, tai yra beveik 11 000 kryželių per šitą mėnesį. Pasislinkti šitam darbe man tikrai yra didelis pasiekimas. Tai aš kol kas ir laikausi savo šitos, kaip sakoma, neišartos vagos, nes žiauriai noriu jį padaryti, išsilaisvinti nuo savo pažado, jį padovanoti žmogui, kuris jau laukia. Tai va, skaitykit, nežinau, šiandien gal dar pasiuvinėsiu, rytoj turėčiau pasiekti tą 70%. Šitą darbą pradėjau siuvinėti grinai, dabar galvoju, vasario pradžioj. Jo, buvo likęs mėnuo iki tėčio gimtadienio ir aš pradėjau siuvinėti ir spėjau padaryti jam patį briedį. Tai, tai skaitykit, per metus padaryti 70%, man tinka, nes aš žinojau, kad čia bus arba 2 metai, arba 1,5. Tai man atrodo, gal kaip nors tilpsiu į 1,5, nes visgi mano yra tikslas šiemet jį pabaigti. Tai, nežinau. Užsibaigs mėlynos spalvos, užsibaigs žalios spalvos. Čia dar šiek tiek, aišku, geltonų įeina, net kai aš bandau taip atkirsti. Bet vis tiek, bet kokiu atveju, paskutinysis kampas čia praktiškai bus rudos, tamsiai, šviesiai, oranžinės, gelsvos, netgi, sakykim, to vandens. Čia praktiškai vanduo beveik visas padarytas, čia likęs gal kampukas. Čia jau eis visai kitokios spalvos, visai kitas spalvynas.
Nu, tai kažkaip tikiuosi, kad pradės po truputėlį baigdinėtis tai viena, tai kita spalva. Čia irgi yra viena mano svajonių, nes kol kas yra pasibaigusios tik tai 2. Nu, tai žiūrėsim. Tai va, tai čia yra mano 2 darbai, ties kuriais aš dirbau. Ties šituo tikrai dirbau labai intensyviai, kad padarytos beveik 11 000. Tikrai stengiuosi nepersidraskyti, nes tikrai žinau tą jausmą, kai per daug siuvinėji, baigėsi malonumas. Tai būdavo nusistačius taip, kad reikia padaryti kažkur 400 kryželių per dieną, nes realiai jeigu padarai 3 kart tiek, tai yra apie 1200, tai yra maždaug 5 procentai iš to darbo. 5 procentai, ką aš neku, 1 tas procentas, nu tai vat paskaičiuokit, jeigu 1 procentą gali padaryti per 3 vakarus, nu tai ir ką paveikti, jeigu dar kokią dieną iškrenta. Nu tai va, tai skaitykit, per sausį padariau tiek, kad juhu. Tai va, pirkinių buvo, bet nėra ką labai dabar rodyt, nes aš ruošiuosi dideliem dalykam. Tai dar palaikysiu paslaptyje. Nors kokia čia ta paslaptis, iš tikrųjų, aš jau kaip ir išdaviau, renku šilkus įvairiem labai specifiniam darbam. Chatelaine, Hands Across the Sea. Ir tikrai, kaip žinia, tai nėra pigus dalykas, todėl tai vyksta ilgai. Tai kažkada ateis tas laikas pasidžiaugti, o kad jau tas video nebūtų visai toks trumpas, super duper, išsitraukiau keletą savo padarytų samplerių. Tai kaip ir jau matot, vienas iš jų, šiaip daugiausia, man atrodo, aš ir parodysiu jums Plum Street Samplers. Ir vienas iš jų buvo Harvest Keeper. Kiek atsimenu, šitas lygtais taip vadinosi. Tai čia yra tie mažesni darbai. Tikrai turiu keletą ir daugiau Plum Street Samplers darbų. Ir šiaip nepadarytų darbų aš neplanavau rodyti, bet jau įdomumo dėlį keletą ištraukiau. Nes prisipažinsiu, man šitas senų darbų ištraukimas, po perkūnėliais netaip paprasta. Kažkaip įsivaizdavau, kad bus labiau fun, bet kai pamačiau savo mirabilies, jos yra susuktos į vieną ritinį, faktas, kad ten dėliai nesusisuka, vadinasi, jos pasilamdo ir tas vaizdas visai man netinka ir nepatinka. Tai aš net neįsivaizduoju, kada man bus ūpas jas visas lygiant, nes kitaip jos atrodys baisiai. Nes kamera dar labiau paryškina visokius neligumus, visą kitą, tai žinokit, neįsivaizduoju, kada tai įvyks. Bet, pagyvensim, pamatysim, žiūrėsim, koks bus kitas mėnuo, kokia bus nuotaika ir visa kita. O dabar, kaip ir minėjau, jums noriu parodyti Plum Street Samplers, porą darbelių, mažyčių. Negaliu kitaip niekaip parodyti, nes abi schemos jau yra padovanotos, nes darbai yra baigti. Tai va, tai ką aš labai mėgstu daryti su šitais darbais, aš mėgstu naudoti vadinamuosius variegated threads. Pavyzdžiui, čia ne Harvest Keeper, čia kažkaip kitaip vadinosi. Nes aš dabar siuvinėjau Harvest Keeper, tai va, tai yra tie margučiai siūlai. Aišku, čia jie yra ne pagal nurodytą spalvų sąrašą, bet, kadangi darbai yra rekomenduojami siuvinėti, tai The Gentle Art, tai Weeksday Works, tai kažkaip aš jų nesusipirkau ir pradėjau siuvinėti DMC, tai pagalvojau, ko nepanaudojus tų siūlų. Tai va, kaip ir matot, margumo yra, man labai patinka. Tiek ir ant šitos bobulencijos, reikėtų sakyti, su kuodu tai bobulencija jau bus. Pavyzdžiui, šitas avilys, man jis toks gražus. Oh my god. Ir visos dalys, tiek šita dalis ir gėlytės, šitos rausvosios tikrai buvo siuvinėtas su margaisiais siūlais, tik rėmelis. Ta žalesis tai buvo jau paprastas žalias siūlas pagal raktą. Bitutės buvo pagal raktą siuvinėtas, o visam kitam aš naudojau
marguosius DMC Variegated Threads. Ir aš juos nepaprastai mėgstu dievinti. Dieve. Nu, kas čia šiandien man yra su kalba? Nu, vat, žodžiu, įrašysiu, tai bus daug juoko. Man tiesiog nepaprastai patinka naudoti šitos siūlus būtent tokiems mažesniems sampleriukams. Nesu aš ten super duper kažkokia talentė užkeisti spalvas, tai tikrai nemeluosiu, žiūrėjau, kaip turėtų atrodyti originali spalva ir pagal tą originalą bent jau atspalvį paimti iš tų variegated siūlų tokį, kad jis kažkiek primintų originalą. Tai man atrodo, kad gavosi tikrai žiauriai gražiai. Nu, man jis labai patinka. Bet Plum Street Samplers turi daug tokių mažų, cute darbų. Tai va. Kitas darbas irgi yra iš Plum Street Samplers. Va, kokios gražuolės. Dar pritrauksiu. Irgi schemas nebeturiu, padovanojau. Sew Sisters, vadinasi, jau matosi. Siuvinėta ant kažkur atrasto 14 kaunto aidos gabaliuko. Kamera šiek tiek rodo daugiau kaip lino spalvos, bet čia yra toksai kaip aukso spalvos su tais pauksiukais. Nu, žinot, va, kur, kaip čia dabar nufilmuoti, kur yra įsiūtas tas liureksas, šiaip jis gerai lyginasi, aš buvau nustebus. Visi šitie audiniai su metaliukais, jie dažniausiai prastai lyginasi, bet aida lyginasi gerai. Tai čia buvo grinai pirktas toks gabaliukas, nes matot, krašteliai yra gamykliniai. Tai ne jisai, koks buvo apkirptas, tai neįtikėtina, bet man tilpo ir aš pagalvojau, o kodėl ne? Okei, aš dabar nesiuvinėjau ant 14 kaunto, bet kažkada dariau. Tai va, irgi, kaip matot, yra naudota, Jėzau, galvojau, kad siūlelis, po to prisiminiau, kad čia adata, kad naudota irgi DMC Variegated Threads, irgi bandyta atkopijuoti originalą. Tai tas margumas tai toks sąlyginis, aišku, bet ir ant obuoliukų taip naudojau, ir ant šitos bubulytės. Jas čia turi po adatą. Na, šiaip irgi labai dailiai gavosi, šiaip rezultatas, nu, superinis. Man iš tikrųjų Plum Street Samplers, nežinau, patinka tuo, kad yra maži, labai elegantiški, labai gražūs ir, nu, tokie, nežinau, nu, mieli maži darbeliai. Tai va, o šiaip aš esu sugalvojus kitus savo turimus darbus siuvinėti ant savo dažytų audinių. Tai yra daugiausiai ant 18 kaunto aidos, kuri, matyti, ten buvo prikarpyta, bet jie yra nelyginti, tai jau dabar bus negražu. Nu, pavyzdžiui, čia yra mano dažyta, jaučiu su kava ar arbata, kamera neperduoda to. Melnės, bet tai man kai nelyginta, tai dabar baisiai ir atrodys. Tai va, tai čia aš esu pradėjus siuvinėti štai šitą Harvest Keeper ir vėl jo bus kaip ir tokie aviliukai, kaip čia galima sakyti, nes, nu, irgi bitutės, kaip matot, yra. Tai, kaip ir minėjau, aš tikrai nevengiu naudoti šitų margučių siūlų. Kažkiek, jeigu kažką nerandu ir man nepatinka, tiesiog paprastų DMC siūlų irgi esu nusipirkus, Ikėjos pieštukas dar kažkur, nes neturiu, man atrodo, kopijos pasidarius, tai ir štai pieštukų žymėjau. Ir čia, kaip matot, The Gentle Art buvo kaip ir tokia, nu, rekomendacija, bet aš jau susirinkau tai, kas yra, nu, paprasčiau. Nors realiai, aš manau, kad tie rankų dažymo siūlai yra labai verti būti nupirkti, bet konkrečiai šitam darbui. Tai va, o ką dar turiu iš savo šitos kolekcijos, tai turiu, nu, aišku, nieko naujo, irgi babuškas bys, bitės man yra, nu, čia mano tema, nesu aš tiek daug išsiuvinėjęs, bet jau galėčiau, tai, žinokit, tai va čia dar yra nesurinkta, yra keli siūleliai nupirkti DMC, dar neapsisprendžiau, gal The Gentle Art.
nusipirksiu jau tą progą, reikia pasižiūrėti. Ne, čia Classic Colorworks ir Weeksday Works. Nu tai va, gal vieną kitą ir tą nusipirksiu, kad būtų gražiau, nes šiaip, sąžiningai kalbant, man labai patinka tų siūlų margumas. Tada ką dar turiu? Turiu štai tokį irgi. Kaip iš čia kit vadinasi, tai pasižiūrėsiu. In Friendship. Nu tai va šitas tai man truputėlį klausimas, kodėl aš jį pasirinkau. Nu tas tekstas visai man jis ir tinka, bet mato, tas margumas, jis turi savito žavesio. Vat štai taip yra nudažytas audinys, palaukit, pabandysiu aš išimti. Nu, sakyčiau, atspėkit, kuo dažyta, bet įtariu ilgai užtruktumėm. Čia išmatavimai mano. Tai išduosiu, pelenais. Ir matau, kad esu visiškai nupirkus siūlelius, bet šį kartą esu nupirkus tiesiog DMC. Nu tai va. Ir vieną turiu, Weeksday Works. Šitą aš, man atrodo, nusipirkau žoliai, nes man tai patiko, tas margumas. Tai jo. Nu tai va, kaip pasakyti, čia pas mane gaunasi visada toksai miksas su Plum Street Samplers ir tokia vienintelė erdvė, kurioje aš leidžiu savo pažaisti, nes nesu aš tas žmogus, kuris labai ten siekia kažką personalizuoti, būtinai keisti. Taip, toliau yra The Wool and Flax Co. Kažkaip taip įdomiai vadinasi. Tai galiu iškart pasakyti, man patiko dėl to, kad yra avys. Bet čia iškart matosi, kad turiu visko irgi primiksuota. Nu, tai va taip atrodo schema, o dabar išnėriau tą schemą. Nu, man patiko tas avys. Nežinau. Tai matau, kad esu jau nusipirkusi irgi Weeksday Works siūlą. Čia toks visiškai juodas, bet matot, yra irgi ir iš margiųjų, kuriems aš tikrai skiriu daug laiko siuvinėdama šitos darbus. Nu, kaip čia dabar įdėti? Nu, žodžiu. Gal aš ir viską surinkau. Toks jausmas, kad ne viską, nes per mažai siūlų, bet čia jaučiu, kad ir viską. Taip, tai turiu tokį darbelį ir paskutinis iš būtent šito gamintojo. Tai yra Jack's Bash, nežinau kaip čia taip. Bet tiesą sakant, galvoju, kaip čia išversti. Nu, va taip kažkaip atrodo. Čia truputėlį jau toks didesnis. Ir aš turiu irgi nusidažyti. Sakau, aš tiesiog radau didelį gabalą 18 kaunto aidos. Jį visą sukarpiau ir skirtingom variacijom nudažiau. Tai ne, šitas bus su arbata jaučiu. Ne, čia su kava aš tą šviesiai nusidažyti. Tai va, tiek te padaryta ir numesta. Tai jo, tai aš, nu va, matosi, nepatingėjau pažaisti irgi kažkada savo laiku. Toks čia ir pažaidimas, kaip pagalvoju. Siūlus matau, kad aš irgi pirkau paprasčiausius DMC. Nežinau, ar visi surinkti, reiks patikrinti, jeigu ką, irgi visai mielai nusipirkčiau. Nu, pasižiūrim, The Gentle Art, jo. Čia yra The Gentle Art. Ir, nu, bet matot, skliaustelės vis tiek yra nurodyta ir DMC numeriukai, tai iš principo, kas yra labai gerai, kad siuvinėjant jų darbus galima visada pasirinkti tą pigesnį variantą. Ir aš manau, kad tai labai gerai. Aš manau, kad dizaineriai, kurie gerbė siuvinėtojų finansus, tai duoda tą galimybę visgi pasirinkti. Nu tai va, tai galite įsivaizduoti tą mano stilių. Siuvinėjau kažkada tik tai, kada man užplaukė, kad aš labai noriu samplerių, tai tada dažnai būna, kad pasiimu kažką tokio mažo, nes, nu, kadangi mano visi darbai yra gana dideli ir su tais dideliais žinot, kaip yra. Nu, pats tai tu gali juos ilgai žiūrėti, bet klausimas, kiek tu ilgai juos gali rodyti kažkam. Tai va, tai čia yra tokia mano mini
kiek čia 1, 2, 3, 4, 5 nedidelės schemutės, išskyrus šitą, kaip minėjau, šitą tai bus tikrai gerokai didesnė ir daugiau ką reiks paveikti, bet kadangi siūniu ant 18 kaunto viską, ką dabar matėt, tai vizualiai nebus labai didelis darbas. Tai labai kaupiuosi kada nors, kai prieis eilė, dar reikėtų iš tikro patikrinti, ar aš esu supirkusi absoliučiai viską, ko reikia šitiem darbam ir dekomplektuoti, bet tikrai ne dabar. Tai va, kur dabar padėti? Va čia padėsim. Nėra tos vietos, tai taip ir gaunasi. Tai va, o dabar parodysiu 2 didelius samplerius. Vienintelius, kuriuos esu pilnai pabaigusi, kad esu pradėjusi dar nei vieną, tai faktas. Bet pabaigusi, dėja, tik tai 2. Tai vienas bus, aišku, dabar pasižiūrim, kaip juos įtalpinti į bendrą vaizdą. Ir čia, aišku, bus be šansų. Bet aš įdėsiu nuotrauką, jūs tikrai esat matę. Čia iš tos linijos nekreipkite dėmesį, pasakysiu, kodėl jos čia yra. Tai yra Modern Folk Embroidery. Didysis sampleris, šiaip Stitchy Long. Vienintelis, kurį pradėjau ir vienintelis, kurį baigiau. Ir dabar bandysiu išsiimti kamerą. Gal rankos super nedrebės. Ir parodyti jums iš arčiau. Tai va. Tai čia buvo mano siuvinėtas DMC siūlo ant 18. Man atrodo, aidos. Jo. Ar ant 20. Jėzau, kaip smulku. Ne, gal čia 18. Žodžiu, balta aida. Garsusis DMC 115. Ir iš labai arti, jeigu parodyt. Išsiuvinėta, kaip matysit, arba ne. Šiaip 21 metų čia yra Stitchy Long. Viduriuką galima buvo pasirinkti kokį nori, jisai ten pasiūlė keletą variantų. Jis yra žiauriai didelis čia, mano inicialai. Pasilikau saviškius, bet tie raštai tokie, gražu. Per daug visko yra tam siuvinėjime, tai žinot. Visko išsiuvinėti ir nesigauna. Tai štai kaip jis atrodo, dar net ir užsilenkė, žodžiu, 21 metai. Tai va čia yra vienas iš tų baigtų mano didelių, tai pabandom kamerą uždėti. Sorry už tą ranką, bet taip keistai pas mane stovi, tai va. Tai čia yra mano garsusis raudonasis sampleris. Ir aš nemeluosiu, jeigu aš galėčiau ir nesivinėčiau mirų ir visų kitų dalykų, žavėčiausi tik tai sampleriais, tai Jacob de Graaf iš Modern Folk Embroidery tikrai būtų tas žmogus, kurio vardą girdėtume dažnai. Man žiauriai patinka jo darbai, man labai patinka 26 metų Stitchy Long. Ir labai mažą esu išsiuvinėjus, bet jis yra priklijuotas. Dabar mano, taip atrodo. Jis yra įklijuotas į mano Cross Stitch Journal vadinamąjį, kur aš aprašinėju savo įspūdžius, darbus ir visą kitą. Tai Jacob de Graaf yra pas mane tas žmogus, kur 100% siuvinėju. Aš esu pradėjusi, man atrodo, 24 metų. Jo, man atrodo, 24 metų Stitchy Long, bet dėl labai nelinksmų aplinkybių nutrūko tas siuvinėjimas. Siuvinėjau ant juodo audinio ir aš neabejotinai kažkada prie jo sugrįšiu. Nepaprasto grožio laikrodis, tikriausiai esat matę. Tai va, čia yra vienas labai didelis darbas, kuris yra išsiuvinėtas. Ir turiu Rosewood Manor rudeninį kvakerį, tą vadinamąjį, kuris, aišku, irgi netilps čia į šitą kamerą, tai aš vėl bandysiu nusirauti telefoną ir jums kažkaip parodyti. Siuvinėtas jis yra originaliais siūlais,
originalų siūlai buvo Valdani siūlai. Ui, soriuks. Tai va, jis atrodo maždaug taip. Kaip matot, siuvinėtas 22 metais, pabaigtas irgi, man atrodo, 22. Tai čia yra tie 3 gijų Valdani siūlai. Ir prisipažinsiu, man visiškai konkrečiai nepatiko siuvinėti. Aš labai ilgai užtrukau, aš jį pradėjau ir visiškai jį mečiau, tada vėl priejau, tada vėl mečiau. Bet man atrodo, kad pagrindinė gal priežastis šito samplerio tokio vat nenoro siuvinėti, tai tikriausiai buvo tai, kad aš, soriuks, stovelį kažkaip, prisegam. Nežinau, aš siuvinėjau, čia yra 28 kaunto Evas, tai yra kaip 14 aida. Siūlai yra nepaprastai grubus, nepaprastai, tokie stori. Ir man labai nepatikdavo, man visą laiką buvo pojūtis, kad guzai atsiranda siuvinėjant. Ir aš atsimenu, kad aš labai kankinausi siuvinėdama. Nameluosiu. Jo, aš jau esu susiklijavus. Čia vat yra siūlai Valdani Medvilnė Colorfast serija. Šiaip tikrai labai, čia liko, kadangi tik tiek nuo siūlų liko, nes jie yra taip susukti į tokius kaip nėrimo siūlus ir lieka nuo jų tik tiek. Tai va, tai čia yra antras mano didelis baigtas sampleris, kuris į be šansų, kad tilptų į kamerą. Tai va dėl to žinau, kad su Maravilijom bus šakės. Tai tik ir tiek. Daugiau neturiu. Kaip ir sakiau, pradėta, aišku, radau, priplanuota yra, tikriausiai galvoju dar daugiau. Nejuokauju. Būčiau patenkinta, jeigu sugebėčiau kažkaip, žinot, sukomplektuoti tai, ką turiu. Tai jau daugiau nereikia. Žodžiu, ištrauksiu savo dar gražuolės. Tai va, tai yra tai, ką aš norėjau jums šiandien parodyti ir papasakoti apie savo sampleris. Šiaip iš tikrųjų yra pas mane daug. Ir kaltas dėl to yra karantinas. Ir kaltas jis yra tuo, kad prieš pat karantiną aš norėjau, nepaslaptis, baigti šitą hobį. Bet karantino metu aš ėmiau ir sugalvojau tokią nesąmonę. Gerai, gal ir sąmonę, bet, maždaug tokį dalyką, kad aš noriu pasiuvinėti skirtingų firmų siūlais. Nes aš visą laiką siuvinėdavau tik Mirabilijas, DMC, Reinik, Kero, Waterlilies. Ir kažkaip niekada nesiuvinėdavau nieko labai daug kitko. Ir tada man toks užėjo, žinot, kaip save linksminti sėdint tarp 4 sienų, kada buvo pats pikas karantino. Tai ko aš tik tada nenusipirkau? Tu prasme, aišku, schemų daugiausia prisipirkau, kažką sukomplektavau, kažko nedekomplektavau. Tai va dabar bandau atsigriebti. Ir pagaliau galbūt išdrįsiu išsiuvinėti vieną dalyką, kurį aš labai bijojau siuvinėti. Tai yra Chatelaine, nes aš juos laikau meno kūriniais. Tai yra brangus darbai, kuriem reikia specifinių dalykų ir kuriuos gaut reikia laukt kai kada. Jeigu negali taip 1, 2, 3 užsisakyti ir parsisiųst, tai kažkada bus apie tai pasakojimas. Ir tiesą sakant, pagalvojau, o gal per tai ir eiti. Gal, pavyzdžiui, pakalbėti, jeigu kažkam įdomu, tuose video apie tuos skirtingų firmų siūlus, siūlelius, kurių yra belekiek. Ta prasme, šilkų vien gamintojų yra, o dievai. Aišku, kūrėjų irgi yra nemažiau, galima ir apie juos būtų pakalbėti, nes, lygiai taip pat kaip Plum Street Sampler. Visą laiką norėjau Blackbird kažkokį dizainą išsiuvinėti, bet vieną esu nusižiūrėjus, bet ar aš nusipirksiu, nežinau. Tai pagalvosim. Tai va,
Tai tiek, manau, šitam kartui, sakau, neturiu ką parodyti super daug, nes dar kelios siuntos yra pakeliui. Kažkur tarp Amerikos ir Lietuvos, ko aš labai nenorėjau, bet teko, nes nelabai išeina gauti kaip kitaip. Tai gal, pavyzdžiui, kitam video pavyks jau parodyti. Tai va, tai mano santykis su sampleriais yra toks, kad man tikrai labai patinka, ypač patinka žiūrėti, kas siuvinėja visus vintažinius, kaip aš vadinu, arba senuosius, įvairius primityvus netgi. Tas pats, nežinau, Hands Across visi yra tikrai dieviški darbai, tik tai gal man nelabai patinka religinės temas ir tie tekstai, bet yra be proto daug gražių, stilingų samplerių ir aš net nebejoju, kad jų išsiuvinėtų mano kolekcijai bus tikrai ne vienas. Bet tik tiek, kad aš dabar stengiuosi rinktis kažką tokio mažesnio, nes didelių darbų turiu nepaprastai daug numatytų, tai kaip ir gana. Tai va, tai nežinau, koks jūsų sausis buvo. Mano, kaip matot, buvo darbingas. Mano briedis labai tuo patenkintas ir labai tikiuosi, kad kitą kartą galbūt, vasaris aišku yra trumpas, bet labai tikiuosi, kad galbūt įvyks stebuklas ir aš galėsiu parodyti visą tą užbaigtą eglyną ir visą tą kampą su visais tais masyviais kalnais, kas yra mano svajonė, belenkaip. Kadangi vis tiek, kai ateis šiltasis metų laikas, siuvinėsis ko gero mažiau, tai dabar norisi išnaudoti laiką max. Tai jo. Tai susitiksim, manau, po mėnesio, jeigu nieko įdomesnio nenutiks. Jeigu nutiks kažkas įdomesnio, pafilmuosiu atskirai kažką. O šiam kartui ačiū, kad užsukot, kad nepatingėjot pažiūrėti. Kilo minčių, rašykit komentaruose ir susitiksim, ko gero, kovo pradžioj, kovo pirmom dienom. Tai iki labai greito. Iki.